aš tau noriu šiandien pasiūlyti. Man tai kažkas tai tokio nerealaus. Pradėjau purkštis vienais kvepalais, kurie traukia pinigus. Ir atėjo šitą kompaniją ir galvoju, ne šiaip sumatytinai atėjo, reikia atkreipti ją dėmesį ir prisijungti, nes tikiu, kad veikia būtent tvirtina mano šitą finansinį resursą, būtent tas kvepalų veikimas. Taigi bendrinu ekraną ir parodysiu tau, apie ką aš čia kalbu. Tvarkia, tada rodau ekraną. Pasakyk, ar matai? Matau, viskas. Matai gerai, ne? Nu, tvarkoj, tada atsidarau kompaniją. LiveGood vadinasi, amerikietiška kompanija. Aš visą laiką sakiau, pas amerikonus tikrai neįsiu. Todėl, kad jau yra tam tikra patirtis, pas juos viskas labai brangu, marketingas išpūstas, prekės išpūstos kainos, kad ten viršutiniai milijonieriai daug uždirbtų ir taip toliau. Bet kai pamačiau šitą kompaniją, kuri dabar daro būtent revoliuciją MLM produktinėse kompanijose, tai tikrai įsigilinau ir gilinuosi jau ne vieną dieną, kokias 5 dienas aš jau čia sėdžiu intensyviai renku informaciją ir dabar noriu parodyti ir tau. Tai aš prisijungsiu, aš einu tiesiai į savo kabinetą. Taip. Ir štai, turime matai, kokia didelė įrankių juosta. Taip, iš karto mes galime čia pasižiūrėti, mums bus filmukas, labai trumpas, Bendlinskis yra sukūręs šito kompaniją. Ir aš tą Bendlinskį žinau, aš buvau kažkada tai pas jį kompanijų Alivemax, tokie purškaliukai po liežuvių buvo. Nu, fantastiškai veikia. Iš tikrųjų, tai buvo didelė pasaulinė kompanija, bet jisai paskui ją pardavė. Tai kuo mane sužavėjo šita? Sužavėjo šita, kad taip, yra produktų linija, yra. Ir produktai tikrai reikalingi kiekvieną dieną ir kiekvieniems namams. Ir pasižiūrėk, ką jie padarė su produktų kainom. Jie tiesiog tas kainas, kur MLM kompanijos paprastai būdavo, visą marketingą suvaro į kainą ir tai produktas išaugdavo kelis kart, tai jie padarė taip, palyginkim, dabar kokią kainą užsiregistravusiam. Multivitaminai vyriški, ar ne? 9,95 ir jeigu mažmeninė, jeigu parduoti, tai kainuoja tiek. Amazone tokios kainos, geros kokybės organiškų produktų, o čia tinklinė kompanija. Tai galima palyginti iš karto su kitom kompanijom, jie netgi duoda, pavyzdžiui, kitos konkurento kaina, kokia yra Meta, Genesis ir Numedia, kitos kompanijos dar, kaip skiriasi kainos, ant kiek mes galim sutaupyti. Tai jeigu čia tik pasižiūrėtume į keletą kainų, tokie proteinai, brangus produktas, visur labai brangus. Čia kainuoja 22 ir 34, būtų mažmenį palygina su panašių kompanijų proteinais. Nu, kainos skiriasi kartais. Matot, procentų daug, o šiaip tai jeigu palyginti ir kartais skiriasi. Paskui toks kava, pavyzdžiui, kavos, ar ne? Čia pridėta labai daug grybų yra į šitą kavą. Tie grybai aukštesniai, tie imperatoriškiai grybai visi, kaip čia yra kordycepsas, čia yra liūtokarčiai, kur mes Fohau žinome, liūtokarčiai valo visą žarnyną. Čia yra žalia arbata, čia yra dėtas dar ir kordycepsas. Ir maką tai vadinamas perų ženšenis. Mes kitoj kompanijoje turime būtent tą maką kaip super produktą vyriškai, moteriškai, reprodukcinį sistemą. O čia tiesiog geri kava ir tu gauni dar labai daug sveikatos. Ir pažiūrėkim kainos. Vėlgi, nario kaina 18, pardavimas toks ir palyginkim su kitų kompanijų kainom. Panašių. Tai su produktais. Bet produktų mes Europoje neturim. Ir aš pabandžiau jau pasižiūrėti, kiek kainuotų atsisiųsti. Ir atsisiųsti nėra tai brangu, tik nežinau dar kaip muitai. Bet parduotuvę aš palieku ramybėje. Kas mane dar čia labai sudomino? Mane sudomino, kad yra mėnesinė narystė ir iš tos mėnesinės narystės būtent, iš čia bus pinigai. Pinigus gaus žmonės per marketingą. Ir jeigu aš pasižiūrėčiau mano rekomendacijos, tai aš jau turiu 4 žmonės pasiregistravus ir mano žmonės jau turi, bet pažiūrėkime į
mokėjimo plano aprašymą. Už ką čia moka pinigus? Kaip sakiau, mes čia registruojamės $50, 40 iš jų yra tiesiog už tai, kad tampame nariais ir $10, tai yra 9,95 yra mėnesinė aktyvacija. Ir mes, kaip saka, tiesą sakant, per mėnesį galime uždirbti iki $2,000, nepakvietę nei vieno žmogaus ir nenupirkę nei vieno produkto. Šitas mane užvedė ir aš tada pradėjau nagrinėti, kodėl čia taip yra. Taigi pasižiūrėk, kodėl čia taip yra. Kai mes kažkam davėm informaciją ir žmogus tikrai pamatė, kad produktai super ir jisai gali juos įsigyti ir nori jų, tai yra vienas momentas, jis registravosi ir perka. Ir kitas momentas, kai produktų nėra, bet žmonės nori uždirbti. Čia sudaryta ta galimybė, nes įėjimas į daugybę kompanijų mes žinom, kad kainuoja ir $100 ir keli $100. Tai čia įėjimas kainuoja, kaip sakiau, 40 ir 10 aktyvacija mėnesį. Iš viso $50, kad patekti. Atsimeni, mes į Crowdą ėjome ir ten milijonai stojo žmonių, kur ten tik tai startas, mažiausias startas buvo €100 ir ėjo žmonės ir į bėdnų šalių tokių kaip Afrika ir visur. Todėl, kad jie matė galimybę užsidirbti. Tai štai čia kokia galimybė užsidirbti. Reiškia, kai tu žmogų pakvietei, pagal tavo referalinę nuorodą žmogus prisijungia, tu iš karto gauni 50% nuo tos sumos, reiškia, jis sumokėjo 49,95, o tau į sąskaitą ateis po savaitės, kai tave užskaitys $25. Tai jau šaunu. Pasikviečiau 10, $250 pas mane yra, bet tai dar ne viskas, tai tik pradžia. Mes pradedam kviestis, todėl kad sąlygos čia tikrai yra geros. Ką toliau mes matome? Kitas bonusas. Aš atėjau dėl šito bonuso, kad gali nesikviesti žmonių, gali nieko nepirkti ir tu anksčiau ar vėliau per mėnesį galėsi uždirbti $2,047. Iš ko čia tai yra? Reiškia, yra kompanijoje statoma visi, kurie užsiregistravo į matricą. Matrica sąlyginai, nes veikia principas 2, 4, 8, 16, 32 ir taip toliau. Ir mums iki 12 gylio atsiveria kiekvienam tokia matrica. Dabar yra pradžia. Tik gruodžio 13 startavo kompanija. Aš sužinojau apie šitą iš kazachų. Kazachai SNG ir Europoje patys pirmieji, kurie užsiregistravo ir atėjo čia ir pradėjo dirbti, pamatė šitą galimybę ir pradėjo kalbėti apie ją interneto platybėse. Ir štai pamažu ta matrica pildysis. Iš pradžių 2 atsistos po tavim, arba tavo asmeniškai pakviesti, arba iš aukštesnių, nes dabar pačioj pradžioj eina lyderiai, stiprus lyderiai, labai stiprus MLM lyderiai eina. Ir jie turi didelės komandas. Tos komandos stos ir anksčiau ir vėliau po tavim atsidurs jau 4, gal kažkas iš tavo žmonių pradės dirbti, jau 4, gal iš tų 4 kažkas paskui pradės dirbti ir toliau leisis, paskui 8, paskui 16 ir taip užsidaro šitą matricą. Ir jeigu pasižiūrėti, aš turiu tokią lentelę šiandien pas vienus lyderius, labai stiprius lyderius, jie irgi čia atėjo, rusai, Lobanovai šeima, aš juos irgi žinau, buvau vienoje kompanijoje su jais, tai jie ir parodė, 12 gylių maksimaliai mes galime uždirbti 2047, pilnai užsipildė, čia be mūsų rodo. 2007, bet jeigu mes kviečiame kažką, mes galime uždirbti iš karto daugiau, nes čia yra reitingai, įvairūs reitingai. Tai ir kai užsipildo, tai 2007, įsivaizduok, vieną mėnesį gal bus tik $10, kitą mėnesį gal bus jau $100 iš čia. Ir jinai pildysis ir garantuoju per metus, gal greičiau, gal truputį vėliau. Bet šitą matricą net nieko tau nedarant, tik mokant $10 aktyvaciją, jinai užsipildys pilnai. Šitie visi skaičiukai susidės. Ir įsivaizduok, tu per metus sumokėjai 40 stojamai ir 120 už aktyvaciją. $160 sumokėjai, bet jeigu po metų tu gauni 2047, tai jau verta vien dėl šito ateiti. Bet jeigu tu pasidalinai šitą informaciją dar kažkam, tai pakvietei 2 žmonės, kad bronzą, pavyzdžiui, pasiekti, kad sidabrą pasiekti 10 žmonių,
ir užauginti 3 bronzas, kad auksą pasiekti tavo struktūroje turėtų būti 100, kad platiną pasiekti turėtų būti 500 ir kad deimantą pasiekti turėtų būti 2,5. Dabar kompanijoje yra vienas vienintelis deimantas. Aš va tuoj tau parodysiu, lyderių lentelė yra. Tai štai va, pasižiūrėk, vienas vienintelis Tim Milleris, jisai 6 pozicijoje. Jis pats asmeniškai yra pakvietęs 142 žmonės ir jisai vienintelis turi tą deimanto poziciją. Tai iš visų bonusų grįžtų tada toliau prie bonusų, prie uždarbio. Ir reiškia, tai vat, vienas būdas uždirbti yra kviečiant žmonės, darant karjerą ir gaunant po $25 nuo kiekvieno pakviesto asmeniškai. Antras bonusas, supratai, kad pildosi tavo globali pasaulinė matrica, kur kiekvienas po tavim atsidūrė žmogus duos tau 25 centus, tai yra $2,5 nuo tų aktyvacijai skirtų $10. Toliau yra, jeigu pardavimus vystai, ar čia kuris, palauk, atitinkamos premijos. Jeigu vystai pardavimus, 5 uždarbių, čia yra čekis nuo čekio, matching bonusas. Vat, tinklinės kompanijos, rimtos tinklinės kompanijos savo lyderiam turi, daugumą lyderių net neina į tas kompanijas, jeigu nėra matching bonuso. Tai vat, matching bonusas tai yra čekis nuo čekio. Tu, pavyzdžiui, kvietėsi žmonės, pasikvietė kažkokį tai kiekį žmonių ir jie pradėjo gauti bonusą nuo šitų pasaulinės matricos. $100, paskui $1,000. Tai tu nuo savo pirmos linijos žmonių gausi 50% nuo jo čekio. Jis gavo $100, tu gavai 50. Verta kviesti čia? Aš manau, kad verta. Bent 2, bent 4 pasikviesti, kad, ir iš šito bonuso paimti. Toliau yra mažmeninės prekybos. Jeigu tu davėjai nuorodą, o mes tas nuorodas turime į savo parduotuvę ir kažkas tai pirko, tai tu gausi 50% nuo to, atsimeni, rodžiau produktus, didmeninė ir mažmeninė kaina, skirtumas maždaug $10. Tai jeigu žmogus nusipirko mažmeninę kainą, tavo rekomenduotas, tai 50% nuo to skirtumo, pavyzdžiui, buvo skirtumas $10, $5 bus tau. Ir taip vėlgi priklausomai nuo rango, čia už tai ir yra fiksuoti rangai. Toliau yra, jeigu jau kai atsiras prekės, tai tikrai mes pradėsim pirkti prekes Europoje, kai atsiras. Ir padarius tam tikrą apyvartą su savo grupe, tai vėlgi bus tam tikras procentas. Ir tas deimantų baseinas, deimantų premijos, kaip rodžiau tą Tim Millerį, jis kol kas vienintelis deimantas, tai visi deimantai, kas gauna deimanto statusą turi, tai kai mėnuo užsidaro, deimantai dalinasi 2% visos kompanijos apyvartos. Tai yra ir iš prekių pardavimo pelno, ir iš tų aktyvacijų, registracijų pelno. Tai Timas Milleris, dabar vakarą žiūrėjau prezidento ataskaitą, nes kiekvieną mėnesį vyksta toks zoomas, susitikimas su lyderiais, ir būtent Timas Milleris gavo 2%. Ta mėnesį, per sausio mėnesį, kompanija uždirbo $1,300,000. Ir Timo čekis buvo $26,000. Tai štai aš manau, kad įdomi kompanija. Tikrai įdomi kompanija. Kaip tau atrodo, ar verta čia ateiti bent į pasyvą, į tuos 2,5 $25 centus, kurie tiksės, kaupsis tau ir kas mėnesį duos tokias pasyvės pajamas. Bet jeigu tu parekomendavai šitą kompaniją kažkam, tai tu gausi ir $25 vienkartinius ir paskui dar gausi nuo aktyvacijos gausi po $5, nes nuo pirmos linijos. Vienu žodžiu, čia kviestis apsimoka. Bent jau 4 žmonės, tai tikrai apsimoka pasikviesti. Kaip tau atrodo, Andriau?